Labadiena, lietuviško futbolo žiūrovai. Šiandien kviečiu kartu su manimi nusikelti į Alytaus miesto stadioną. Vejasi savo komandos draugą Jorge Eduardo. Eduardo rezultatyviausias lygos futbolininkas. Čia Dainavos pirmasis išpuolis ir skersinis gelbėja Tauragės ekipą nuo... Prieš pat pertrauką taip pat dar du žmonės prisijungė prie Dainavos. Čia pavojinga situacija ir Dainavai pavyks apsiginti kol kas. Čia Sacevičius turi labai daug erdvės ir štai taip, krenta įvartis šiandienos rungtynėse. Pijus Čepononis įsirašo 5 savo Dainava. Įspūdingo greičio kontrataka čia. Ir vėl Čepononis prie kamulio. Dar kartą į baudos aikštelę. Čia pavojinga situacija ir Airidas Mickis. Apsigina Dainava kol kas. Gvildys čia į baudos aikštelę ir štai taip. Štai taip Martynas Tatkus gauna. Sacevičius į baudos aikštelę. Ten smūgį galvą atlieka Pijus Čepononis, bet Eduardo perdavimą, čia į baudos aikštelę, siunčiamas kamuolys, pavojinga situacija ir įvartis 1-1. Čia štai taip, Eduardo įsirašo rezultatyvų perdavimą. Martynas Tatkus yra tas žmogus lyginantis šių rungtynių rezultatą 57-ąją, bet grąžinimą į aikštę. Ir čia Pijus Čepononis labai didelėme skausme čia. Čia susidūrimas labai skausmingas. Ir geltona kortelė yra baudžiamas Martynas Tatkus. Jo mačas šiandien yra baigtas. Silpnąją dešinę koją nepavyks atlikti geresnę perdavimo baudos aikštelę. Sacevičius. Baudos aikštelė, ten Asare, štai taip, naujokas. Čia štai taip, pavojinga Tauro ataka ir štai taip. Tiek Račinski, tiek ir visa Alytaus komanda, kad čia būtų fiksuojama pražanga prieš Asare. Na, o mačas yra baigtas. Mačas baigtas 1-1.